Labas vakaras, esu Dalia Lukšaitė. Daug metų užsiiminėju japonišką techniką, kaligrafiją ir tapybą. Na ir šį vakarą aš galvočiau pakalbėti truputėlį apie tai. Manau, daugumai tai yra tikrai labai nauja. Na, vakarų pasaulio aplamai yra nauja. Bet kaip nebūtų keista, kai kas yra nauja pačioje ir Japonijoje. Kadangi to, ko užsiiminėjau, tai yra sumi-e, tapyba tušu ir kaligrafija. Arba gal geriau pavadintume ne kaligrafija, o šiodo. Kadangi jeigu žinote apie kaligrafiją kažką, apie mūsų vakarietišką kaligrafiją, tai yra visai skirtumai, didžiuliai skirtumai nuo to, ką mes žinom, susipažinę, galbūt esame mokykloje, arba gal kažkas iš jūsų yra menininkai, dailininkai. Taip kad mokant iš šitų menų, faktiškai reikėtų viską užmiršti, ką žinome. Ir švariai, įsituštinus, vidinį pasaulį savo, atverti visai naujiem dalykam. Tokiem dalykam, kurie yra tikrai be galo įdomus. Tai vat pradėdama apie šiodo ir galiu pasakyti pavadinimą patį. Tai būtų rašymo kelias. Gal esate girdėję apie savoką tokią kaip do. Do, dao, japoniškai būtų miči, kelias. Tai yra kelias. Tai kelias ne tik žmogaus kelias, bet ir įvairių meno rūšių turbūt. Bet esmė tai yra visatos kelias. Tai būtų kalba apie tokius filosofus kaip Laozi, kaip ir Konfucijus. Tai yra 6 amžiaus prieš mūsų erą. Tai yra Kinija. Iš Kinijos į Japoniją atėjo be galo daug įdomių, rimtų, gilių dalykų. Tas, kas mus žavi dabar Japonijoje, tai yra suformavę, ne tik kad dar savasties, tą, ką jie turėjo iš prigimties, tą prigimtinę jų religiją, šinto, kuris gyvas po šiai dienai. Bet taip pat tie dalykai, kurie yra labai gilūs ir nauji, jiem patiems buvo, tai yra atėję dalykai iš Kinijos per Koreją. Taip, kad gilinantis į japonų kultūrą, į japonų menus ir tą, ką jie daro, kas mus žavi, ko gero dar reikėtų labai gilintis ir į Koreją, ir į Kiniją. Na, o dar ir Indija. Iš Indijos atėjo budizmas. Į Kiniją, iš Kinijos per Koreją, Japoniją. Kodėl aš šneku apie filosofiją, apie tokius dalykus, kadangi visa tai yra, sudarot ko gero esmę. Esmę šitų visų įdomių dalykų, kas mus žavi, mus vakariečius. Ko gero vyksta toks virsmas, kad nuvažiavus į Japoniją daug atrandi ten vakarietiškų dalykų. Na, ne visada gerų, o daug labai kičo. O vakarų pasaulyje, taip pačioje Amerikoje domimasi yra tais giliais dalykais. Būtent kalba eitų apie tą ir šiodo, apie sumi-e, apie daug įvairių sporto rūšių, tiesa, ką jūs žinote, ir bushido, ir kendo, aikido, karate. Visa tie dalykai, kurie yra patrauklus, įdomus vakarų pasauliui. Bet atskleisti jų esmę, ko gero, reikėtų, atskleidžiant jų esmę, būtent reikėtų gilintis dar giliau, kaip ir sakiau, būtent į filosofiją, į mąstymą. Aplamai kalbėti apie tolimų rytų kultūrą, turbūt reikėtų kalbėti kaip apie tokią kultūrą, kur vizualus mąstymas yra gal pirmoje vietoje. Ta hieroglifinė kultūra, kuri yra gyva ir kurie suteikia būtent tą vizualų mąstymą. Mokantis kaligrafijos arba šiodo, kaip būtų tiksliau kalbėti, ir sumi-e, šiaip reikėtų mokytis ir bent jau susipažinti su hieroglifais, kurie yra be galo įdomus. Jų esmė yra glūdi gilioj senovėj, tai yra 17 ir 18 amžiaus prieš mūsų erą kinų kultūrai. Nes patys hieroglifai atėjo iš Kinijos, perėjo per Koreją ir atėjo į Japoniją 8 amžiuje tik tai. Iki to laiko nebuvo Japonijoje rašto. Ir būtent tie hieroglifai naudojami
tie patys, kurie naudojami ir Kinijoje. Čia būtų atskiros paskaitos aplamai apie kaligrafiją, apie hieroglifus. Kas tai yra, kokia jų reikšmė, kokia jų idėja, kokia esmė yra viso to dalyko. Nes hieroglifai yra užkoduota būtent pagrindinė idėja to reiškinio, apie ką mes šnekame. Taip pat mokantis kaligrafijos, taip pat supratimą turime turėti ir apie patį hieroglifą, jo reikšmę ir tai, ką rašote, kad žinotumėte, ką rašote, kodėl taip yra ir kodėl būtent tas hieroglifas šneka būtent tokia kalba, o ne kita. Taip, kad be galo įdomu ir gilinantis į tas kultūras, ko gero esmė būtų, kodėl mes gilinamės čia gyvendami. Tam žmonių pasaulyje yra be galo įvairių dalykų. Žmonija, ko gero, taip atrado, sukaupė tas žinias, kurias mes galime, ko gero, pasinaudoti ir vertėtų taip padaryti. Perleisdami per save ir atrasdami dar kažką naują. Būtent taip daro japonai nuo senųjų amžių. Jie niekad neatmeta kažkokių naujų dalykų, kaip vaikai žavisi naujais dalykais, paimdami iš kitų kultūrų tai kas yra geriausia. Ir taip perleisdami per save, kad gaunasi kažkas visai naujo. Naujo ir, ko gero, nepastebėto, kadangi toj kultūrai iš ko buvo paimta. Po šiai dienai tai yra gyva Japonijoje. Taip pat tą tokį sugebėjimą ir norą paimti kažką naujo, susipažinti, būti visada vaiku, turime kalbėti apie mąstytoją Laozi, kurio jo išvertus hieroglifus Laozi, tai reikštų senas vaikas. Būtent nebijoti būti vaiku ir imti ir ieškoti, imant iš to, kas yra atrasta, kai reikėtų atrasinėti naujo rato. O toliau tobulinti ir eiti toliau, žinoma, ieškoti savo kelio. Tai yra esmė visų menų, tai būtent ieškojimas savo kelio ir harmonizavimas savęs, turbūt taip. Tie menai būtent tai ir padeda harmonizuoti savo vidinį pasaulį, o tai yra be galo įdomu, tai be galo reikalinga. Šiem visiems menam tai yra jau 2000 metų senumo ir daugiau, taip kad tai yra jau ir gili senovė ir kartu labai visada yra tai nauja, kadangi kiekvienas žmogus savo vėlgi tai priima naujai ir praplečia, ko gero, savo akiratį, savo vidinį pasaulį, na ir toliau ieškodamas eina savo to kelių, to kelių. Pati šitais menais aš jau domiuosi labai daug, šiais menais domiuosi daug metų ir man tai yra be galo įdomu ir kuo toliau, to yra įdomiau. Niekad nepasakysiu savo, kad aš jau moku ir to niekad neįvyks. Kaip begalinis yra pasaulis, tas mūsų žinojimas yra vis tik tai mažesnis už tą nežinojimą. Ir tai yra puiku. Mokėti būti čia ir dabar, mokėti džiaugtis to, ką mes dabar turime. Bet tai irgi moko tie menai. Tai yra be galo taip pat įdomu. Ne tik įdomu, bet ir padeda mūsų vidui, mūsų pasauliui. Dėl ko mes atėjome į šią žemę, ką mes čia matome. Ir būtent mokėti matyti. Ta, ką aš dėstau, šiandien aš čia pakalbėsiu, žinoma, praktiškai, ne praktiškai, o teoriškai, labai trumpai, kadangi galima būtų dėstyti be galo daug kurs, valandų, ir kuo toliau tai būtų žymiai įdomiau. Kadangi visas tas menas, jeigu jūs ir matėte kažką, kaligrafijos arba sume tapybos yra be galo paprastas. Paprastas vizualiai pasižiūrėti. Na, aš jums parodysiu truputėlį, supažindama su pačia ta technika, kokias priemonės yra naudojamas ir kas tai yra. Čia yra bambuko piešimas, mokymosi variantas toks. Tai
Čia nieko sudėtingo atrodo, labai paprasta, keletą linijų ant vašių rankų darbo popieriaus. Vašiai tai yra rankų darbo popierius. Tai yra vakarų pasaulis, jis vadinamas yra ryžiniu popieriumi. Faktiškai ne iš ryžių daromas. Yra augalai, iš ko yra daromas tas popierius. Kokybė jo labai yra įvairi. Tai yra kaip sugertukas. Galima, jau taip negalite pajudinti, bet tai yra būtent kaip sugertukas, kurio tą, ką mes padarome, neištrinsi ir neišimsi. Tai yra be galo paprasta, matote, viena linija. Nieko čia nėra. Bet prie tos vienos linijos galime dirbti ilgai ir tai yra tikrai dirbama ilgai. Taip kad apie tai technika, apie būtų kaligrafija ar tapyba, mokymosi kelias yra ilgas. Na, toks yra vienas anekdotas, ką aš pasakoju dažnai, bet ir jums papasakosiu, tai yra apie gaidį ir meistrę. Užsakovas užsakė nupiešti gaidį, na ir sakė po metų ateiti sensėjus. Sensėjus yra mokytojas, arba meistras. Užsakovas atėjęs po metų nerado nieko nupiešto, o tik tai meistras per 5 minutės jam nupiešė tą gaidį. Ir paprašė didelės sumos. O už ką? Jau, kad tai buvo metų ir 5 minučių darbas. Tai būtent praktikavimas darbo tikrai yra labai daug. Bet tai nėra tas darbas, kur, kruvinai dirbu ir ką man to reikia, atrodo. O faktiškai tai yra savo vidinio pasaulio harmonizavimas per darbą. Per darbą tai per vieno potipio išraišką, per gavimą ir gavimą gyvinės energijos. Gyvinė energija tai yra vienas iš pagrindinių dalykų, kas yra svarbu tiek kaligrafijai, tiek tapybai. Kaip sako pati pagrindinė mokytoja visų menų, tai yra gamta. Iš gamtos mokomasi visada buvo, yra, ir bus mokymas, aš taip manau. Taip, kad su gamta tas sąryšys yra be galo yra tamprus. Būk tuo, ką darai. Tai ne šiaip yra žodžiai, o tai yra būtent tuo metu, kai prisiliečia teptukas prie popieriaus, turi tapti tuo, ką tu nori padaryti. Taip, kad ar vėjo dvelksmą jausti, ar bambukas vėjyje, ar saulėje, tai būtent tie visi jausmai pereina per tave ir tu tampi tuo, ką tu darai. O kodėl taip yra? Tai